Sveiki, mėlyjei. Pirmadienis ir vėl skaitome į Tybutaką. Mes skaitysim šiandien 27 sutą. Sutą apie geraširdiškumo lavinimą. Viena gražiausių temų iš tiesų Budos mokyme apie tą širdies šilumą ir šviesą. Gan ilga suta, bet paklausykime. Vienuoliai, nei vienas iš pagrindų nusipelnyti gero rezultato vedančio į naują gimimą neprilygsta nei 16 daliai proto išsilaisvinimo geraširdiškumu. Pranokęs jos proto išsilaisvinimas geraširdiškumu švyti, žyba ir spindi. Panašiai vienuoliai kaip vienos žvaigždės spindesys neprilygsta nei 16 daliai mėnulio spindesių. Pranokęs jos spindesį mėnulio spindesys švyti, žyba ir spindi. Lygiai vienuoliai taip, nei vienas iš pagrindų nusipelnyti gero rezultato vedančio į naują gimimą neprilygsta nei 16 daliai proto išsilaisvinimo geraširdiškumu. Panašiai vienuoliai kaip paskutinį lietaus sezono mėnesį, rudens pradžioje, kai dangus išsigiedrėja ir debesis išsivaikšto, padangėje kylanti saulė, išskaidydama visą tamsą švyti, žyba ir spindi. Lygiai vienuoliai taip, nei vienas iš pagrindų nusipelnyti gero rezultato vedančio į naują gimimą neprilygsta nei 16 daliai proto išsilaisvinimo geraširdiškumu. Pranokęs jos proto išsilaisvinimas geraširdiškumu spindi, švyti ir žyba. Panašiai vienuoliai kaip po nakties, paryčiais, ryto žvaigždė švyti, žyba ir spindi. Lygiai vienuoliai taip, nei vienas iš pagrindų nusipelnyti gero rezultato vedančio į naują gimimą neprilygsta nei 16 daliai proto išsilaisvinimo geraširdiškumu. Pranokęs jos proto išsilaisvinimas geraširdiškumu spindi, švyti ir žyba. Ir toliau eina eilės, kas nuolat su atido vysto begalinį geraširdiškumą, to pančiai plonėja. Jis mato, kaip prisirišimai nyksta. Jei turintis širdį be neapykantos žmogus linki gero tik vienai būtybei, jis dėl to jau yra geras žmogus. O turintis atjautos visoms būtybėms, taurusis sukuria gausų nuopelną. Išminčiai valdovai, kurie užkariavę būtybėmis knibždančią žemę, keliavo ir atnašavo aukas, arklių ir žmonių aukas, lazdos metimų, karališkosios somos gėrimų ir neribotas aukas, šios nėra vertos 16 dalies gerai išsilavinto geraširdiškumo proto, kaip visų žvaigždynų spindesys nėra vertas mėnulio. Tas, kuris nežudo ir neragina žudyti, kas neužkariauja ir neragina užkariauti, tas, kuris yra geraširdiškas visoms būtybėms, niekam nekelia priešiškumo. Štai tokia gražiai suta, įkvepianti mus praktikuoti geraširdiškumą. Ir Buda sako, kad netgi jeigu žmogus be neapykantos linkiai gero tik vienai būtybei, jis jau dėl to yra geras žmogus. Tik netgi jeigu jūs turite metos geraširdiškumą, nieko savo už tai nenorėdami, besąlygiško geraširdiškumo, kad ir vienai būtybei. Jūs jau esate geras žmogus. Bet jeigu jūs linkite visiems gerą, besąlygiškai, nenorėdami iš jų nieko gauti atgal, nenorėdami meilės atgal, nenorėdami pritarimo atgal, nenorėdami nieko, nenorėdami, kad jie pasikeistų, bet tiesiog linkite gero visiems, tokiems, kokie jie yra. Matote juose jų prigimtinę šviesą, jų potencialą, jų sąmonės potencialą. Matote, kad dėl neišmanimo mes žmonės esame netobuli, bet už to neišmanimą švyti begalinė meilė, išmintis. Jeigu mes tai matom, jeigu mes suvokiam, kad
visai gali būti, kad ateis diena, kad neišmanymas išsisklaidys. Ir visą tai galės spindėti, be jokių apribojimų. Mes tada galim priimti visus tokie, kokie jie yra. Matydami, kad mes esam tokie, kokie esam dėl sąlygų. Dėl sąlygų. Mes patys nesam tobuli, ar ne? Todėl mes nereikalaujam tobulumo iš kitų. Mes priimam save tokiais, kokie mes esame. Ir kitus tokie, kokie jie yra. Ir linkime mums visiems atidos, sutelkties, išminties, gerširdiškumo, atjautos. Linkime gero, linkime tai, kas iš tiesų gera. Kad mes gyventumėm nežalodami vieni kitų, nespausdami vieni kitų. Darnoje. Be priešiškumo, be neapykantos ir pagiežos. Linkime vieni kitiems gero. Ir Buda sako, kad toksai gyvenimas, kad nuopelnai nuo tokio gyvenimo, nuo tokios praktikos nepamatuojami. Aukščiausias nuopelnas. Su visu to, ką mes galim padaryti, kas atves mūsų į kitą gimimą. Yra suta, kur Buda kalba apie geraširdiškumo palankius vaisius. Tos praktikos palankius vaisius. Ir jis sako, kad tas, kuris tikrai lavina tokį protą, tokią širdį, jisai atgims, jeigu arba jis nebeatgims žmogiškam pasaulyje. Ta prasme, taip žemai nebenusileis. Arba jeigu jau neišsilaisvins, jeigu atgims, tai atgims Brahmų pasaulyje. Tai subtilios materijos pasaulyje, kur nėra faktiškai, kur kančios yra labai minimaliai. Kančia yra ta, kad tas gyvenimas nėra amžinas, kad ir jis baigėsi. Bet Brahmų pasaulyje neturi kūno pojūčių kaip tokių. Tad kaip ir skausmo nekyla, kūniško skausmo, ligų ir taip toliau. Tad fiziškai tai yra daug malonesnis buvimas negu žmogiškam pasaulyje. Ir jeigu tame pasaulyje atgimstama dėl tos praktikos, dėl tos be galo gražios širdies, geraširdiškumo kupinos širdies, tai tada ir tas visas gyvenimas, tas visas buvojimas kaip Brahma, jis yra būtent tai, buvojimas meilėje. Spinduliavimas meilės, maudymasis meilėje. Labai ilgai besitęsintis, nors ir neamžinas. Tai taip Buda mūsų ragina praktikuoti geraširdiškumą. Ir nereikia, sako, Budos laikais tai buvo populiaru daryti visokius aukas, aukoti, matote, arklius ir netgi žmonės, galvojant, kad tai neša nuopelnus. Tam dievui, anam dievui paaukojęs, kad nuo to bus geriau. Mes jau, ačiū Budai, taip nebegalvojam turbūt, net nebeturim tokių idėjų. Bet gerai suprasti, iš kur kyla tikrai didžiausias nuopelnas. Nes kai mes esam geraširdiški, tai tas geraširdiškumas, tas mūsų širdies gerumas, švytėjimas, jisai iš jo gims labai daug gražių veiksmų. Taip pat palaikymo, atjautos, kupinų veiksmų, pagalbos savo ir kitiems. Todėl be galo naudinga. Tad visaip kaip raginu jūs, praktikuoti metą.
praktikuoti geraširiškumo lavinti. Jeigu jums dar nepažįstama ta praktika, tai Alokos centre AudioMac kaip čia pavadinti, platformoje yra sukalti įrašai iš metos atsiskyrimo, jūs galite pasiklausyti, papraktikuoti, pasimokyti. Tai kviečiu. Rasite taip pat tos visus įrašus galite rasti per Aloko.lt archyvą. Tai va, aloko.lt, ten yra archyvas, rasite, jeigu norite praktikuoti. Jeigu norite taikyti, jeigu norite daryti tuos be galo nuopelningus veiksmus proto, kalbos ir kūno. Tai va, tai toks jums įkvėpimas šiai savaitei ir iki kito karto.